Taigi grįžtame į Žalgirio namų stadioną. Čia labai įdomios rungtynės elitinėje jaunių 18 lygoje. Susitinka dvi komandos, kurios yra lentelės lyderės. Vilniaus Žalgiris 28 taškai, Vilniaus Baltijos futbolo akademija 26. Ir kol kas ta ekipa, kuri užima antrą vietą lentelėje, ji lyderiauja. Šiandien laimi 2-0, sugebėjo pasižymėti po dviejų standartinių situacijų, po sumaišties įmušė Justas Gerbutavičius, vėliau ir buvo dar viena standartinė padėtis, kuri pasibaigė kampiniu, kampinis, sakykime taip, standartinė situacija kampinis ir jis pasibaigė įvarčiu, kurį pelnė Justas Vareika. Suskubęs prie kamuolio pirmos, sugebėjęs nukreipti galvą kamuolį į vartų tinklą. Jeigu rezimuotume pirmą rungtynių pusę, šiek tiek geriau ją pradėjo svečiai iš Baltijos futbolo akademijos, bet vėliau žaidimas apsilygino, dar vėliau perėmė iniciatyvą Žalgiris, sakyčiau, gana rimtai, turėjo ne vieną galimybę, pataikė ir į skersinį, bet ko trūko, tai netrūko įvarčio ir tada standartinė padėtis, pelnytas įvartis, dar vienas standartas, tai yra kampinis, kuris taip pat pasibaigė įvarčiu, šiek tiek ir nesisekė žalgiriečiams, nesisekė pasižymėti patiems, praleisti 2 įvarčiai po standartų, tad viskas dar yra įmanoma, lieka visas kėlinys, o čia nuošalės vėliavėlė pakelta. Adrianas Laušas kelia vėliavėlę ir Pozdėjevo kitoje pusėje teisėjauja, ji yra taip pat asistentė, o šiandien teisėjas yra Simos Bulošas. Komandos sudėtis šiuose rungtynėse: BFA Kirilas Ostapenko, 12 numeris, jis gina komandos vartus. BFA komandoje Justas Gerbutavičius, 6 numeris, jis žaidžia aikštės viduryje. Jeigu kalbėtume apie gynėjus, Pavlo Kovtunas vienoje pusėje, viename krašte rungtyniauja, kitame krašte žaidė Stanislavas Brikovas. Brikovas dešinėje pusėje pradėjo rungtyniauti, po to perėjo į kairę. Susikeitė kraštai su Pavlo Kovtunu, vidurio gynėjai šiandien Viljamas Krolis 56 ir Justas Vareika 51. Aikštės viduryje Justas Gerbutavičius 6, taip pat Eilandas Alonderis 20 ir Vadimas Karlašas 26. Atakuojantys žaidėjai, tai yra komandos krašto futbolininkai. Vienoje pusėje Glibos Leonenko žaidė dešinėje, vėliau perėjo į kairę, ir Žygimantas Jurevičius pradėjo šį mačą kairėje pusėje, vėliau perėjo į dešinę pusę, 77 numeris komandos kapitonas, o puolėje šiandien Stepanas Krasnožonas, jis žaidžia 11 numeriu. Ta taktinė schema tokia turbūt labiausiai galima sakyti yra 4-5-1. 4-3-3 šiandien žaidžia Žalgirio ekipa, Nedas Blaškevičius 99 numeris gina komandos vartus, vidurio gynėjai šiandien yra Dovydas Eidukaitis 19 bei Adomas Zavackas 97 numeriu pažymėti jo marškinėliai. Viename krašte krašto gynėjų kairėje pusėje rungtyniauja Daumantas Bozys, dešinėje pusėje mes matome žaidžiantį Dominiką Aršulį, kurio numeris yra 21. Aikštės viduryje šiandien žaidžia Erikas Tučinskis 29 10 numerio pozicijoje, Benas Bruzga 48 taip pat rungtyniauja centro saugu ir Simas Grabauskas 83 taip pat yra centro saugas. Atakuojantis žaidėjai komandos puolėjai Lukas Steckas 10 numeris, jis žaidžia dešinėje pusėje. Kairėje pusėje Tomas Grigaliūnas 14, bet panašu, kad jis dėl traumos rungtynių tęsti nebegali. Labai nusivylęs Tomas Grigaliūnas. Buvo tikrai labai pastebimas pirmoje rungtynių pusėje, ypač mačo pradžioje, dabar jį keičia Rokas Kursevičius. Ir šiandien centro puolėjas Karolis Krustaliovas, 77 numeris. Tokiuose rungtynėse, tokiu momentu, kai komanda lyderių rungtynėse atsilieka 0-2, tikrai Ramūnas Radavičius norėtų matyti savo lyderį aikštėje. Tenka žaisti dabar jau be jo. Pasižiūrėsime, ar keitimų daugiau buvo. Išvardėjau tas sudėtis, kurios buvo iki pertraukos, kurios buvo pirmoje rungtynių pusėje ir taip, kaip komandos buvo išsidėsčiusios, kaip žaidė. Po įmušto įvarčio tarsi net matydavome kartais 3 vidurio gynėjų sistemą Baltijos futbolo akademijoje. Tai yra 5 apskritai gynėjų schema.
Bruzga. Eidukaitis. Jo perdavimus, geras perdavimas, čia daug erdvių turi Grabauskas, irgi visai neblogą pirmą rungtynių pusę žaidė, Grabauskas metasi kamuolį į kraštą ir žalgiriečiai praranda kamuolį, įspūdingai rungtyniauja Vadimas Karlašas, kuris kamuolį perimo, bet čia pat žalgiriečiai jį susigrąžina, Grabauskas 1-1, Jurevičius. Bando sportuoti Jurevičius, bėga į dešinę pusę, bet gerą poziciją užsiėmęs Dovydas Eidukaitis. Krinta Rokas Kursevičius. Neseniai po keitimo aikštėje pasirodė žaidėjas. Grigaliūnas dar bandė žaisti 15 įvarčių šiame sezone. Tikrai gera pirmo rungtynių pusė, ypač iki praleisto įvarčio, kai išsiskyrė ir buvo labai pastebimas Tomas Grigaliūnas. Standartinė situacija. Na, standartai BFA buvo labai grėsmingi ir 2 įvarčiai krito, galbūt kažką panašaus pamatysime ir dabar jau prie Baltijos futbolo akademijos vartų. Perdavimas yra, apsiginti pavyksta. Ieškotas buvo Karolis Krustaliovas, sykį į skersinį pavyko pataikyti Žalgirio ekipai, labai netoli įvarčio buvo ši komanda, bet po smūgio galva nepavyko pasižymėti, tad aukštų žaidėjų, tų futbolininkų, kurie gali būti pavojingi po standartinių padėčių tikrai yra. Dabar perdavimas tolimo virpsto link, pavyksta apsiginti BFA. Čia mėginimas kairė koja ir BFA siunčia kamuolį tolyn. Daumantas Bozys. Čia dar vienas naujas veidas, Vakaris Brodūnas. Jis irgi aikštėje pasirodė po keitimo. Ramūnas Radavičius ieško žaidėjų ant suolo, kurie galėtų pagyvinti žaidimą. Tad dabar kairio puolėjo pozicijoje rungtyniauja Rokas Kursevičius. Pasirodęs aikštėje po keitimo. Panašu, kad Vakaris Brodūnas turėtų žaisti po puolėjų. Žygimantas Jurevičius krašte. Netrukus jis grąžins kamuolį į žaidimą. Labai girdimi šiandien pietų 4 atstovai. Kovtūnas grąžina kamuolį į žaidimą. Krasnožonas nelabai pastebimo šiandien, bet nugarai vartus dėl aukštų kamuolių, dėl pirmų kamuolių jis tikrai gali pakovoti. Vakaris Brodūnas, rungtyniauja centro saugo pozicijoje, ne 10 numerio vietoje, 10 numerio pozicijoje Erikas Tučinskis turėtų likti. Bet vėlgi matome žaidžiantį gana aukštai Vakarį Brodūną. Čia fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Pražanga. Pražanga prieš Daumantą Bazį. Na vėlgi, žaidimas nelabai kliuojasi žalgiriečiams antroje rungtynių pusėje per tas pirmas 9 minutės. Taip, su kamuoliu bandoma žaisti, bet šiandien ką norėtųsi pažymėti, tai tikrai didžiulė drausmė Baltijos futbolo akademijos. Dabar neblogas perdavimas ir tai yra galimybė, smūgis ir virš skersinio skrieja kamuolys. Karolis Krustaliovas. Rezultatyviausias lygos žaidėjas, 19 įvarčių, tiek pat yra pelnęs ir Erikas Tučinskis, bet šioje situacijoje pasižymėti jam nepavyksta. Na, tai buvo momentas. Kaip tik pakalbėjau, kad labai drausmingai žaidžia BFA, kad nepalieka jokių galimybių kol kas varžovams, bet iškart ir matome pavojingą situaciją. Iškart ir matome smūgį, kurį atlieka Karolis Krustaliovas. Jurevičius krašte, labai jau tolimas perdavimas ir buvo sunku tokį kamuolį pasiekti.
Jis jau keliavo į užribį, bandė padaryti ką gali. Žygimantas Jurevičius, aukštas puolėjas. Jurevičius. 1-1, puikiai žaidžia Daumantas Bozys, grąžina kamuolį atgal. Zavackas. Teisėjas nefiksuoja šios pražangos, su kamuoliu liko jaunieji žalgiriečiai. Bozys. Prie baudos aikštelės smūgis dešinė koja ir įspūdingas įvartis Daumantas Bozys. Na, vartininkas lietė kamuolį į ranką, bet nesužaidė įspūdingai šioje situacijoje, nebuvo labai jau arti virpsto skriejęs kamuolys. Bet bazės smūgis tikrai galima sakyti, kad puikus, stiprus, akcentuotas štai čia. Pritruko galbūt vartininkų ir šiek tiek ūgio, bet kaip ten bebūtų, na, smūgis tikrai stiprus, galingas, akcentuotas ir 1-2. Mažina atsilikimo Žalgirio ekipa, nuo to vėlgi tik įdomiau šiose rungtynėse ir šiame čempionate, kuriame šiandien susitinka būtent lyderiai. Eidukaitis. Dabar labai svarbios minutės po praleisto įvarčio yra BFA, vėl reikia drausmės, reikia numalšinti tą varžovo entuzijazmą, o žalgiriečiai po įmušto įvarčio gali ir toliau bandyti atakuoti, progas, smūgis. Ir kokia galimybė, Erikas Tučinskis. Nuošalės vėliavėlė pakelta, bet Erikas Tučinskis turėjo progą. Galbūt tuo momentu dar nuošalė ir nebūtų buvusi fiksuojama. Dar kartą štai šis momentas, čia nuošalės tikrai nėra, perdavimas. Ir čia nuošalė šioje situacijoje, ko gero buvo, bet Erikui Tučinskiui panašu nuošalės nebuvo. Ir jeigu jis būtų pasižymėjęs, būtų pelnęs ne tik savo 20 įvartį, bet ir išlyginęs rezultatą šiame mače. Eidukaitis. Atgyja ir tribūnos, pietų 4 taip pat garsesni. Pietų 4 tribūna. Zavackas. Į priekį nepavyko susistabdyti kamuolio šioje situacijoje, bet žalgiriečiai ataką tęsia. Perdavimas į dešinę, nuošalė fiksuojama šioje situacijoje. Ataka subliūško, nors vėlgi buvo visai nebloga. Buvo perspektyvi ataka. Neblogai pasijungė į ataką Dominikas Aršulis. Na, jungiasi į atakas tiek Daumantas Bozys, tiek Dominikas Aršulis. Tai buvo galima pastebėti ir pirmame kėlinyje, ypač iki praleisto įvarčio. Ir būtent Daumantas Bozys sumažino atsilikimą šiandien, pelnė įvartį. Pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą Stanislavas Brikovas. Svarbu dabar numušti tą tempą ir šiek tiek vėl įklampinti varžovus į tokį lėtesnį pozicinį žaidimą BFA. Žalgiriečiai buvo labai pasikūrę po įmušto įvarčio. Na, Bozys matome, nevengia jungtis aukščiau, kilti į atakas. Eina į pusiau kraštą, savo ruoštų kraštas paliekamas po keitimo aikštėje pasirodžiusiam Rokui Kursevičiui. Eidukaitis, jo perdavimas į priekį. Ramūnas Radavičius panašu ieško dabar jau galimybių susikurti pranašumus atakuojant ir tas vienas tų pranašumų gali būti ir Daumantas Bozys. Perima kamuolį Kovtūnas. Įspūdingas slydimas, lysdamas sugebo išmušti kamuolį įtupstų žalgirietis, tas pats Daumantas Bozys, kol kas geriausias antro kėlinio žaidėjas, būtent jis suteikė komandai viltį, pelnė įvartį. Kovtūnas pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimo, metą į baudos aikštelę ir čia fiksuojama pražanga. Stumiamas varžovas buvo į nugaras, stumiamas žemyn.
Tikrai labai smagios rungtynės, labai patinka žaidimo kokybė šiandien, o čia perdavimo štai toks vertikalus, pavojingas, ieškomas Rokas Kursevičius. Eidukaitis. Zavackas į priekį. Mažame plote bando štai taip trise žalgiriečiai atakuoti, pavyksta išsaugoti kamuolį, gali būti pavojingesnė ataka, perdavimas atgal. Krustaliovas. Nugarai vartus, sėkmingai užsiėmė pozicijas BFA žaidėjai. Krustaliovas. Zavackas. Čia prasimestas kamuolys pro varžovą, vėl vargsta Brikovas krašte. Na, šiandien nemažai problemų turintis futbolininkas, nepaisant to, kad, kaip ir minėjau, pirmoje lygoje jis šiaip yra gana ryškus ir sužaidęs gerų rungtynių šį sezoną su BFA komanda. Čia perdavimas į baudos aikštelės vidurį. Viename krašte legionierius Sabitų žaidžia BFA komandoje, kitoje Brikovas. Du, tvirti pastaruoju metu starto sudėties žaidėjai krašto gynėjai. Šiandien Brikovas rungtyniauja ir elitinėje jaunių 18 lygoje. Pradės ataką BFA. Lieka pusvalandis ir pusvalandis, kurį reikia išgyventi Baltijos futbolo akademijai. Visa kova dar prieš akį, laiko labai daug lieka. Zavackas. Bradūnas į priekį, čia gražiai stabdosi kamuolį ir Šulis. Na, pakilimo takai tikrai yra tiek Aršuliui, tiek ir Boziui. Jiems suteikia galimybę Ramūnas Radavičius jungtis į atakas. Kas jau kas, bet Ramūnas Radavičius tikrai puikiai žino, kaip rungtyniauti krašto gynėjui, nes jis per karjerą yra žaidęs ir krašto saugų ir krašto gynėjų, turbūt vienu geriausių Lietuvoje buvo savo laiku krašto žaidėjų Ramūnas Radavičius. Zavackas. Į priekį Simas Grabauskas. Čia perdavimus, bando stabdytis kamuolį krašte, bet šį sykį tai daro nesėkmingai Dominikas Aršulis. Per kraštus labai dažnai atakuoja žalgiriečiai ir tai yra didžiulė problema varžovams. Būtent Daumantas Bazys ir įvartį pelnė, bet tada sužaidė jis labiau į vidurį toje situacijoje. Dažnai lieka 3 žalgiriečiai gintis, tai yra 2 vidurio gynėjai ir 1 kraštinių žaidėjų, krašto gynėjų, kitas jungiasi į ataką, ar tai būtų Bazys, ar tai būtų Aršulis. Niekur neskuba vartininkas Kirilas Ostapenko. Išsako kamuolį Žalgirio ekipa, Erikas Tučinskis. Ir žalgiriečiai grąžins kamuolį žaidimo. Na, sostinės derbis. 2 stipriausios lygos komandos, rimtas mačas šiandien ir kol kas tikrai smagus žaidimas. Sužaidus 64 minutės. Eidukaitis. Daug kūrybos Eidukaičio žaidime. Daugis būna su kamuoliu, pradeda savo komandos atakas, ieško to pirmo perdavimo į priekį. Simas Grabauskas. 1 prieš 2 varžovus. Grabausko perdavimas atgal, Eidukaitis. Perdavimas, sienelė visai neblogai sužaista, visai gražiai. Bandė jungtis į ataką kapitonas Benas Bruzga. Teisėjas rodo, kad baudinio čia nebus. Nepatenkinti sirgaliai. Dar kartą štai čia. Nežiūrime štai šią situaciją. Na, vartininkas galbūt šiek tiek ir pataikė į veidą, bet pražanga nėra fiksuojama.
Benas Brūzga, komandos kapitonas. Buvo ten baudos aikštelėje, kovėsi su Kirilu Ostapenko. Čia pražanga fiksuojama. Dar taip stumteli varžovą Daumantas Bozys, parodydamas, kad nieko čia lengvo nebus. Glibui Leonenko. Ir Leonenko prie kamuolio liks. Dešinėje pusėje rungtyniaujantis žaidėjas. Vėl perėjo į dešinę pusę, bet kairiakojis futbolininkas. Nusileidęs apsaugas, nusileidęs kojines. Ne vienas, beje, toks yra BFA komandos žaidėjas. Dabar perdavimus ir išmuša kamuolį vartininkas. Nedas Blaškevičius. Nedas nesužaidė labai jau sėkmingai tame epizode, kai buvo įmuštas antras įvartis, kai pasižymėjo Vareika, tada perdavimas buvo prie pat vartų linijos. O dabar gali būti pavojinga. Aršulis krašte, jo perdavimas. Ir išleidžiamas kamuolys už aikštės ribų, tad tai yra kampinis. Kirilas Ostapenko kamuolio nepagauna, netrukus matysime Karolį Sargiūną aikštėje. BFA gretose jis pasirodys ant dirbtinės dangos. Perdavimas, tolimo virpsto link. Raimondas Viliniškis įsitempęs, standartinė situacija tęsiama. Ką gali standartai, mes šiandien jau matėme. Porą įvarčių ir krito. Būtent po standartinių padėčių dabar keitimas bus atliktas. Karolis Sargiūnas keis vieną savo komandos draugų, o Daumantas Bozys pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą. Keičiamos Steponas Krasnožonas, kuris šiandien nebuvo, tiesą pasakius, labai pastebimas. Žiūrėsime, kokią poziciją užims Sargiūnas, ar jis rungtyniaus centro puolėjo, o galbūt Žygimantas Jurevičius pereis į 9 numerio poziciją. Jis šiandien žaidė krašte, tai viename, tai kitame. Na ir toks įspūdis susidaro, kad dabar Žygimantą Jurevičių matysime 9 numerio. Dešinėje pusėje Leonenko, kairėje pusėje Sargiūnas, o Jurevičius 9 numeris. Na tai tikrai nėra naujiena Žygimantui Jurevičiui, daug toje pozicijoje žaidžia ir pirmoje lygoje, dabar stumiamas į nugarą Eidukaitis. Turi naują taikinį Žygimantą Jurevičių. Neįspūdingos Krasnožono rungtynės šiame sezone, 6 mačai ir nei vieno pelnyto įvarčio, bet nemažai jis treniruojasi ir jau bando žaisti su pirmos lygos ekipa BFA komanda. Eidukaitis. Į priekį mėgina atlikti perdavimą, perdavimas per stiprus. Krustaliovas tiesiog į kamuolį galvą sužaidžia, išsaugo kamuolį žalgiriečiai, vėl Bozys turi progą, prieš tai smūgiavo iš čia ir pelnė įvartį, dabar jo dešinę koją varžovai prižiūrė. Ataka tęsiama, perdavimas, grėsmingas perdavimas. Rokas Kursevičius jį atliko iš krašto, ieškojo ten komandos draugų, bet gynyba prieš bazį verta pažymėti, tikrai buvo labai sėkmingai uždaryta jo dešinė koja. Čia Jurevičius gali išbėgti 1-1 ir muša įvartį 3-1. Žygimantas Jurevičius, pirmos jo minutės kaip 9 numerio šiuose rungtynėse, perėjo iš krašto į 9 numerio poziciją ir štai taip apibėga Eidukaitį, lieka 1-1 ir fantastiškas užbaigimas. Viską daro tiesiog tobulai, vienas geriausių lygos 9 numerių, vienas geriausių lygos puolėjų, jeigu iš šioje lygoje žaistų daugiau. Dabar tai yra, labiau galima sakyti, kad pirmos lygos žaidėjas. Panašu, kad tai yra pirmas Žygimanto Jurevičiaus įvartis elitinėje lygoje. Šiandien Gerbutavičius mušė 5, Vareika mušė 6. O Žygimantas Jurevičius grąžina savo komandai 2 įvarčių persvarą. Geras perdavimas iš gilumos. Ten neįspūdingai poziciškai sužaidė Dovydas Eidukaitis. Nepavyko jam užsimti geros pozicijos, sužaisti kamuolį arba likti prieš Žygimantą Jurevičių.
Jurevičius paliko varžovą už nugaros ir puikus užbaigimas Jurevičiaus. Tikrai labai smagu žaidėjas. Čia žaidimas 1-1 ir sėkmingai žaidžia Stanislavas Brikovas, kamuolį išmuša, bet nenorėjo panašu į standartinės situacijos. Kampinys yra skiriamas. Perdavimas kairė koja, smūgis, galimybė labai gera, bet įvartis nekrinta, nepataiko Domas Zavackas. Vienas komandos vidurio gynėjų, 71 minutė, laiko lieka vis mažiau. Teisėjo Švilpukas, reikia praminti aistras Simui Bulošui. Perdavimas tolimo, Virpsto link smūgis ir dar kartą Virpstas. Antrą kartą šiame mače. Šį kartą Benas Brūzga pataiko į skersinį. Skersinis buvo ir pirmoje rungtynių pusėje. Dar kartą vartų konstrukcija, dar kartą skersinis. Na, pirmoje rungtynių pusėje pataikė į skersinį Karolis Krustaliovas. Žiūrime ir štai šią situaciją. Vėl bumteli į skersinį Benas Brūzga. Grąžins kamuolį į žaidimą. Vartininkas siunčia jis į priekį. Alonderis. Grąžina kamuolį atgal Alonderis. Šalia Karlašas. Perdavimas į dešinę ir ten žaidimas 1-1. Perdavimas, gera galimybė ir nepavyksta įmušti šiek tiek silpnokas smūgis, kurį atliko Vakaris Bradūnas, bet proga vėl buvo labai gera. Na, fantastiškos rungtynės. Labai patinka žaidimo kokybė ir pats žaidimo tempos, ritmas. Abi komandos bando atakuoti. Ir BFA gali grąžinti kamuolį į žaidimą. Baltijos futbolo akademija jau yra laimėjusi elitinę lygą, užsitikrinusi titulą ir žaisdama to jaunesnio amžiaus turnyruose. Na, o čia dabar yra proga pakilti į pirmą poziciją ir U18 turnyre. Bradūnas taisosi kamuolį savo ties dešinė koja ir slysteli komandos draugas baudos aikštelėje Karolis Krustaliovas. Nepavyko mušti į vartus. Na, šiandien vėlgi ir nelabai sekasi Žalgiriui, vis dėlto 2 kartus pataikyta į vartų konstrukciją. Nepavyko pasinaudoti gerais momentais, varžovai mušė 2 įvarčius iš standartinių padėčių ir 1 po kontratakos. Bet viskas veikia, taktika veikia. Raimondą Vileniškį galima pagirti, pradėjo rungtynės gana aktyviai jo komanda, o vėliau atidavė iniciatyvą, nepavyksta uždaryti šio perdimo. Tai vėl buvo proga ir vėl įvartis nekrinta. Dar kartą bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Ieškos komandos draugų Pavlo Kovtunas. Kovtunas. Bradūnas nugarai vartus sužaidžia sėkmingai, o po to fiksuojama pražanga prieš Žygimantą Jurevičių. Yra rodoma geltona kortelė. Panašu, kad Dovydui Eidukaičiui. Tikrai ta dvikova tarp Eidukaičio ir Žygimanto Jurevičiaus pastaruoju metu gana dažna. Būtent Jurevičius ir įveikė varžovą, kai pelnė įvartį.
Prie kamuolio lieka Pavlo Kovtūnas. Kovtūnas į priekį, dėl aukšto kamuolio čia žaidžia sėkmingiausiai vartininkas Nedas Blaškevičius. Dėl trečio įvarčio nelabai galima kaltinti vartininko, ten Žygimantas Jurevičius išbėgo 1-1, atstumas artimas, puikų įvartį pelnė, labai geras buvo jo užbaigimas. Ir Jurevičius dabar vėl užima 9 numerio poziciją, buvo šiek tiek pasislinkęs ir į šoną. Brikovas. Grąžins kamuolį žaidimo žalgiriečiai. Jau yra tas momentas, kai reikės pradėti skubėti, kai reikės bandyti pelnyti antrą įvartį. Bet bėda ta, kad BFA ir toliau ginasi gana sėkmingai, tačiau progų susikuria žalgiriečiai. Gražiai pavyksta išsaugoti kamuolį žalgiriui, Bradūnas. Gana aktyviai įsijungė į žaidimo Vakaris Bradūnas, antroje rungtynių pusėje dalyvauja jis kūryboje, čia Bozys jungiasi į ataką, atlieka perdavimą ir proga BFA, bet tiesiog siunčiamas kamuolys kaip įmanoma toliau. Protingas sprendimas, rezultatą ši komanda turi. Raimondas Vilniškis prašo komandos neatsipalaiduoti, lieka dar 15 minučių. Zavackas į priekį. Tučinskis. Aršulis. Atgal. Eidukaitis. Bazys. Dar kartą Eidukaitis, labai aukšta gynybos linija, kurią išdėstė Ramūnas Radavičius šiandien jau ne pirmą kartą. Alonderis atranda komandos draugą priekyje, Žygimantas Jurevičius lieka 1-3 varžovus. Ir Jurevičiaus link siunčiamas kamuolys, nepaisant to, kad Jurevičius yra aukštas žaidėjas, jis gana greitas ir tokiose situacijose nubausti varžovus, kad gali, mes jau tai matėme. Alonderis. Kamuolio kontrolę akcentuoja Raimondas Vilniškis. Jo komanda kamuolį išsaugo, gana retas reiškinys pastaruoju metu, kai pavyksta šiek tiek daugiau pažaisti su kamuoliu, nes varžovai atakuoja, jiems tą reikia daryti. Alonderis. Žygimantas Jurevičius, puikiai kamuolio kontrolė BFA. Jurevičius. Dar kartą Žygimantas Jurevičius perima kamuolį Žalgirio komanda ir bando atakuoti, bet iš karto užsiima geras pozicijas BFA. Leonenko. Simas Grabauskas kamuolį perima. Grabauskas. Kirilas Ostapenko ieško priekyje komandos draugų, dabar tų aukštų perdavimų, gilesnių perdavimų padaugėjo šiek tiek BFA komandos žaidime. Čia 1-1, Brikovas buvo palikęs ir šį kartą Brikovas sužaidžia sėkmingai, nepaisant to, kad šiandien ypač pirmoje rungtynių pusėje, ypač pirmo kėlinio pradžioje problemų turėjo labai daug. Žinoma, daug tų problemų kėlė Tomas Grigaliūnas, kuris antro kėlinio pradžioje patyrė traumą ir tai irgi yra svarbus faktorius. Žalgirio ekipai neteko komanda savo lyderio. Pirmoje rungtynių pusėje mačo pradžioje Grigaliūnas kėlė didžiulį pavojų prie varžovų komandos vartų. Puikiai žaidė krašte. Na ir tai yra žmogus, kurį išskyrė prieš rungtynes tiek ir Ramūnas Radavičius, tiek ir Raimondas Vilniškis. Eidukaitis. Į priekį, Bruzga, siunčia kamuolį į kairę, Bazys.
80 minutė, tad lieka geros 10 minučių iki rungtynių pabaigos. Reikia turbūt Žalgirio įvarčio jau dabar, nes po to laiko 2 tiksliems smūgiams gali jau pristigti, nors vėlgi prisiminus rungtynės vakar, tai vakar Žygimantas Jurevičius pergalę išplėšė 93 minutę, kai Žalgiris B susitiko su BFA komanda. Šiandien Jurevičius taip pat pasižymėjo, mušė 2 dieną iš eilės. Vakar Žalgiriui B, šiandien Žalgiriui U18. Raimondas Vileniškis keitimo rengė, aikštėje pasirodys Rapolas Pikelis, bet visą tai jau po stabdymo. Leonenko 1-1 bando prasimesti pro bazį. Neblogą įspūdį palieka Žalgirio krašto gynėjai, tiek Aršulis, tiek ir Bozys, jungiasi į atakas, gynyboje irgi matome gerų epizodų, o čia Benas Bruzga. Eidukaitis. Bruzga. Žaidžia Senelė, atrodė, kad žais Senelė 1-2 su Krustaliovu. Krustaliovas ieško komandos draugų, Bradūnas ten ir kamuolį išmuša BFA. Grabauskas. Bradūnas. Viso žaidimo gijos dabar yra Vakario Bradūno, galima sakyti, rankose, jo kojose, kai jis tik pasirodė aikštėje. Keitimas bus ir šeimininkų gretose, Jokūbas Šernas pasirodys aikštėje. Jokūbas Šernas keičia Riką Tučinskį, komandos lyderį. Panašu, kad jis aikštę palieka. Padėkoja Rikui Tučinskiui Ramūnas Radavičius. Ir Pikelis vietoje Žygimanto Jurevičiaus. Jurevičius per pusę poros, galima sakyti, jau prisivalgė futbolo, nes vakar taip pat žaidė, kai aikštėje jis pasirodė 74 minutę. Karolis Sargiūnas beje aikštėje pasirodė 46 minutę. Pavlo Kovtunas 55. Jie žaidė vakar, bet šiandien tokio nuosmukio, kad būtų daugiau pavargę žaidėjai, nelabai ir matyti. Žaidžiama Senelė. Perdavimas į baudos aikštelę ir gaudo kamuolį vartininkas. Kirilas Ostapenko sužaidžia sėkmingai. Čia nuošaliai yra fiksuojama. Eidukaitis. Jo perdavimas dešinėn į pusiau kraštą, kur kyla Domas Zavackas. Į priekį, ten Benas Bruzga, baudos aikštelėje, komandos kapitonas. Ir turėsime standartinę situaciją, turėsime kampinį, tai yra proga. Bet šiandien standartus geriau išnaudoja BFA, būtent porą įvarčių pelnė pirmoje rungtynių pusėje. Žalgiriečiai galimybių turėjo, bet nepavyko pasinaudoti tomis progomis. Dabar perdavimas, pavojingas perdavimas. Į baudos aikštelės centrą Bozys. Perdavimas iš dešinio krašto. Čia neblogai pakovojama antrame aukšte ir Kirilas Ostapenko pasinaudos progą ir nukristi šioje situacijoje. Tas futbolo savaitgalis Vilniaus Žalgirio gerbėjams gali prasidėti ir ne taip gerai, kaip norėjosi. Žinoma, tas futbolo savaitgalis jau vakar, galima sakyti, startavo. Žalgiris B žaidė pirmoje lygoje. Žalgirio namų stadione šiandien susitinka elitinės jaunių 18 lygos lyderiai. Žalgiris ir taip pat BFA. Būtent šiuo metu. Ir dar šiandien 17 valandą žais ir Žalgirio moterų komanda. A lygoje susitiks su Kauno rajono futbolo mokyklos komanda. O rytoj, žinoma, ir pagrindinė Žalgirio ekipa, tai yra vyrų komanda, žais
A lygoje 14, top lygoje 14-15, varžovas bus Kauno rajono Kegelman. Tad tikras futbolo savaitgalis Žalgirio gerbėjams, bet kol kas pirmos dvejos rungtynės gali būti pralaimėtos ir gali būti pralaimėtos skaudžiais rezultatais 3-4 vakar, 1-3 šiandien. Gynyba kol kas bene didžiausia problema. Komandos žinoma skiriasi, bet daug įvarčių praleidžiama per šį savaitgalį. Žalgirio ekipos, tos galima sakyti pagrindinės komandos, vis dėlto pirmos lygos ekipa ir elitinės jaunių 18 lygos komandos yra jau vienos svarbesnių Žalgirio sistemos ekipų. Jos praleido 7 įvarčius per 2 rungtynes. Kovtūnas žaidžia sėkmingai galvą, siunčia kamuolį į priekį. O čia jėgų turi Rapolas Pikelis, neseniai pasirodęs aikštėje, užima jis dešinio saugo poziciją. Dabar jau Karolis Sargiūnas žaidžia 9 numerio vietoje, kur rungtyniavo Žygimantas Jurevičius. Įvartį pelnęs Grabauskas. Grabausko smūgis ir pataikyti nepavyko, bet prilipo kamuolys prie kojos tikrai gana smagiai. Dešinė koja smūgiuojama virš skersinio, rezultatas nesikeičia. Ir kamuolį į žaidimą pasirengęs grąžinti vartininkas Kirilas Ostapenko. Šiandien vieną įvartį praleido Ostapenko, ten galėjo sužaisti ir geriau. Kamuolį jis lietė, nebuvo tas smūgis visiškai prie pat virpsto, bet neištraukė to smūgio, kaip ten bebūtų, jo komandos draugai padarė puikų darbą, šiandien pasižymėjo 3 įvarčiais. Zavackas. Perdavimas į priekį ir pirmas prie kamuolio labai sėkmingai sužaidęs Justas Vareika. Justas Vareika dabar ir su komandos kapitonu raiščiu Žygimantas Jurevičius. Raištį turėjo, bet jie atidavė komandos vidurio gynėjai, kai buvo pakeistas. Daug chaoso pastaruoju metu aikštėje, trūksta kokybės. Reikia, žinoma, Žalgiriui skubėti, varžovai ginasi, čia gražus driblingas, bet nepavyko smūgiuoti taip, kad kamuolys nukeliautų iki pat vartų. Smūgis yra blokuojamas, vėl galima pagirti BFA komandą už šios ekipos gynybą. Bruzga. Geras perdavimas į tarpą tarp varžovų, išvestas į neblogą situaciją ir Šulis, ieško jis komandos draugų. Bruzga. Ir štai toks mėginimas, labai gražus smūgis. Dar kartą šią situaciją matome. Vartininkas gaudo kamuolį, bet labai gražiai atakavo žalgiriečiai. O čia rodoma ir geltona kortelė. Įspėjamas yra Adomas Zavackas. Sustabdytas buvo greitoje atakoje Karolis Sargiūnas. Na tada, kai Jurevičius pabėgo ir įmušė galimai svarbiausią mačo įvartį, kuris jau padėjo tašką. Na, ten buvo likęs prieš Dovydą Eidukaitį, bet Eidukaitis nelabai galėjo griauti toje situacijoje varžovo. Tai būtų paskutinės vilties pražanga. Tai būtų galimai jau ir 11 metrų baudinys, nes visa tai vyko baudos aikštelėje arba bent jau prie jos. O čia buvo galimybė pasinaudoti pražangą ir tą padaro BFA. tą padaro Žalgiris prieš BFA. Čia smūgis ir lengvas grobis vartininkui, gaudo kamuolį Nedas Blaškevičius. Leonenko. Pikelis. Netrukus prasidės paskutinė minutė šiuose rungtynėse. Laiko kompensuota bus, bet pridėta gali būti, na, sunku pasakyti, galbūt 2-3 minutės, galbūt 4. Labai daug stabdymų ir nelabai matėme. Grabauskas grąžina kamuolį į žaidimą. Bazys į priekį. Bradūnas.
Bradūnas, technika graži, klaidina varžovus, bet smūgiuoti vartus niekas neleidžia. Žalgiriečiui keičiama atakos pusė, perdavimas į dešinę, čia keliamas kamuolys. Ieško komandos draugų Aršulis. Simas Grabauskas grąžina kamuolį į žaidimą. Bruzga. Vėl ieško Aršulis. Ten įkertančių komandos draugų į situaciją tiesiai prieš vartus. 90 minučių prabėgo ir teisėjo pridėtas laikas dabar jau tiksi. Bradūnas. Nėra pražangos ir tai yra galimybė BFA komandai 3-3. Atakuoja Baltijos futbolo akademija, sėkmingas Zavadsko žaidimas. Gerbutavičius. Gerbutavičiaus smūgis ir štai toks labai pavojingas. Dar ir kampinį savo komandai sugeba laimėti Justas Gerbutavičius, paleidęs kamuolį iš toli. Raimondas Viliniškis dalyja nurodymus, bet šiandien jis įveiks kitą legendinį žalgirietį Ramūną Radavičių. Labai realu, kad taip įvyks. Reikėjo suteikti pagalbą Žalgirio futbolininkui, bet jis rungtynes tęsti gali. Panašu, kad tai yra Karolis Krustaliovas. Jau degina laiką BFA, tiesiog kontroliuoja kamuolį prie kampinio gairelės. Ten Rapolas Pikelis. Perdavimas kairė koja ir perdavimas kiek per stiprus. Ar spės prie kamuolio Justas Gerbutavičius? Teisėjas rodys geltoną kortelę už trukdymą varžovui grąžinti kamuolį į žaidimą. Justas Gerbutavičius yra įspėtas geltoną kortelę. Eidukaitis. Daug kūrybos buvo Eidukaičio žaidime, kai komandai reikėjo atakuoti antrame kėlinyje. Na, dabar tas žaidimas yra kiek kitoks, daugiau tokių aukštesnių iš karto perdavimų į priekį, nes reikia keisti savo žaidimo stilių. Ne visada tinka jau tas žaidimas su kamuoliu ant žemės. O čia nuošalės nėra, Sargiūnas. Vienas prieš Eidukaitį, vienas prieš vieną. Grąžinamos kamuolys atgal, smūgis labai pavojingas, bet Glibas Leonenko nepataiko į vartus. Kairė koja. Na, labai gera kontrataka. Geras ir cutbackas, tai yra perdavimas atgal. Puikus smūgis kairė koja ir Glibas Leonenko yra netoli tikslo. Įvarčio jis nepelno, žalgiriečiai savo ataką konstruoja. Kursevičius į dešinę. Krustaliovas. Bazys neatlieka kokybiško perdavimo, kamuolys už aikštės ribų. Ir panašu, kad artėja prie pabaigos šios rungtynės. BFA turėtų įsirašyti 3 taškus ir aplenkti lentelėje. Žalgiriai turėtų 29 taškus, tačiau kova dėl titulo dar nebus baigta. Liks 3 turai. Kitame ture. Jau gegužės 30 dieną Žalgiris išvykoje žais su Panevėžiu, BFA su Kauno Žalgiriu susitiks. Tada laukia ir turas, kuris bus žaidžiamas Birželio 6 dieną. Ten Klaipėdos futbolo mokykloje žais BFA, o Žalgiris priims Šiaulius. Ir taip pat 28 ture Birželio 13 dieną BFA su Marijampolės FC žais, o Žalgiris rungtyniaus derbyje su Vilnius futbolo akademija. Ta 3-1 rezultatas šiandien po standartinių situacijų mušė Gerbutavičius ir Vareika, po to sušvelnino atsilikimą žalgiriečiai, pavyko pasižymėti būtent jiems. Bet galiausiai vėl Žygimantas Jurevičius pelnė įvartį, atsakė į Domanto Bazio tikslų smūgį, tad 3-1 ir naujus lyderius mes turime, bet kova dėl titulo dar nebaigta, viskas bus labai įdomu, lieka 3 turai, tad stebėkite elitinę lygą, čia viskas bus labai įdomu ir mūsų laukia intriguojanti kova. Ačiū ir iki.